Sveiki, čia Linas Meidumums. Dažnai manęs klausia, kaip išimti iš audio failo vokalo. Hebra. Taigi paprasta. Atsidarom Adobe Audition programą. Tokia nuostabi programa. Į ją patalpiname bet kokią dainą. Ką imkime čia? Nesvarbu. Butkevičius, tu mano žmona. Ir spaudžiam Vocal Remove. Viskas, 46 sekundės ir vokalas išimtas. Išimtas taip, kad miela malonu. Ant viršaus dainuojame šios fonogramos, galima į bet kokius renginius, vos ne Mikutavičiaus dainas galima išsiminėti ir dainuoti. Pasaka, fantastika. Siūlau visiems pabandyti ir dainuokit vestuvėse kuo daugiau. Ir baliuose gali dainuoti, kur nori, ten dainuokit su šitokiom fonogramom. Labai džiaugiuosi, jeigu jūs tai padarysit, nes pačioje pabaigoje pasakysiu, kodėl. Liko 11 sekundžių, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prašau, daina be vokalo, pasiklausom, kas gavos. Kažkokie kosminiai greičiai, kažkokie kosminiai vėjai ir taip toliau, ar ne? Bet vokalo, žinokit, ir to nėra. Matot, vokalo nėra, fantastika, galima imti ir dainuoti. Pridursiu tik tai vieną tokį dalyką, kuo daugiau tokiom fonogramom naudositės ir gruosit baliuose, tuo daugiau darbo turėsim mes. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjot šitą vos ne video pokštą, bet tiesa yra tokia, ko gero šiai akimirkai nėra sukurtos dar tokios programos, kuri išimtų iš audio kūrinio labai, labai kokybiškai vokalo partijos. Iš tokių programų pagalba galima įsikirpti pritarimus, jeigu daroma dar kažką tai, bet tik ne su tokiom dainuškom važiuoti groti. Taigi sėkmės kūrybai, iki, čia buvo Linas Meidumums.